Ok. Skaičiuoju iki 3, susirasi Dovilės eterinį kūną ir atsiprašysi leidimo. 1, 2, 3. Aš patekau į tokią erdvę, kur jinai stovi priešais vartus, tokią kaip parką. Nežinau, kam priklauso tie vartai, bet matau, kaip jinai išsirikiavusi su kitomis sielomis. Laukia eilės praeiti šituos vartus. Kas čia per vartai? Ateina informacija, mes matom, tai yra, nematom, mes, ta prasme, pažįstam jos, tuos vartus. Kol kas dar negaliu pasakyti, nes mes dabar ją susikoncentravus ir matau, kad jinai eilėje stovi ne pirma, o taip, kelios sielos prieš ją, kokios 5, 10, tokios, negaliu vardinti, nes aš į ją būtent žiūriu. Visos sielos žiūri tiesiai būtent į tuos vartus. Ir aš prisiprašau leidimo prisijungti, telepatiškai sutikimą gaunu. Nes aš matau, kad jos yra susikoncentravusios ir nežiūri į šoną. Man labai panašus tokie vartai į pasagą. Kai būna apversta pasaga, žinai, kaip... Bet aš ją dabar tokią matau, o tenais yra Liuciferio vartai. Fantastika. Ir kur jos laukia visos? Tos sielos? Tos keistas jausmas, tas pavadinimas pragaras į pragarą. Aš nežinau, ką reiškia pragaras, bet taip kaip pasąmonė, kaip protas mano suprastų, tai kad nieko gero. Tai blogiau nei žemėj? Taip. Aš matau dabar, aš nežinau, kaip aš tenais dabar plavinėjau, bet aš praeinu tik tais, ar taip šalia tų vartų ir tokia tarp vartų tokia stovinti. Ir aš matau, kad yra tokia kaip laiptai į rūsį, tokia sukti, aš taip, palauk. Aš užsidedu apsaugą. Ir aš taip stoviu tarp tų vartų ir žiūriu į apačią ir aš matau, kaip jie suktais laiptais nėra pabaigos į bedugnę. Ir jos visos sielos, taip kai jas pakviečia, jos taip praeina pro juos ir leidžiasi į bedugnę. Ir aš girdžiu aimanas tokia kaip įstrigimą, bet kodėl jos taip susikoncentravusios, atrodo, kad joms kaip įkalta programa tokia. Ar tu nenorėtum pasižiūrėti, kas ten yra į apačią? Nebent nustumsi mane tenais. Man jau taip įdomu. Gerai, tada mane siūsk. Aš einu. Ne, aš einu, tu mane laikyk už kojų. Gerai, laikau. Eik. Nieko, pasidaryk, žinai ką, pasidaryk aukštos vibracijos apsaugą. Jie tavęs tiesiog nesugebės ją paimti. Tik tai aš galvoju, kaip tu nusileisi su tokia apsauga, bet bandyk. Aš leidžiuosi ir man pradeda spausti galvą, nes slėgis žemėja. Leiskis tol, kol tu galėsi pažiūrėti informacijos daugiau, kas būtent tai yra per pragaro vartai ir sielos įkliuvusios ten, kas vyksta su jomis. Kančios amžinybės kančia. Tuoj palauk pasakysiu, žodžiai sukasi galvoje, kol kas negaliu jų įvardinti. Tai yra, netgi man taip ateina, kad aš esu juos girdėjusi 3D žemėje, tai yra kažkokia tai kaip amžinasis kažkas, palauk. Tikėjimas kažkuo amžinąja. Negaliu įvardinti, nes tai atrodo, kad tais mintys sukasi, bet aš jų negaliu pagauti, kad įvardinčiau, gal paskui ateis. Bet aš kaip leidžiuosi kartu, aš taip, kad manęs nepastebėtų, aš einu kartu su kita siela, tokia, kad tą pajaus, kad kaip skydų pasinaudoti, pasislėpimai. Nes jie manęs kaip ir nemato, bet jaučiasi sielos vibracija, nes
tenais yra kaip ir erdvė, bet erdvėje vis tiek jaučiasi tas informacijos laukas tos sielos. Vat kai aš įsimaišau su kitu informaciniu lauku, aš tokia lieku kaip ir nepastebėti, jie tu palauk, kažkokia baimė ateina, panika, išprotėjimas eina, labai stipris išprotėjimas, žmonės, kurie eina į, palauk, yra kategorijos, nusileidite laiptai žemyn. Ir yra tokie kaip atskiri egregorai, jeigu jūs galima tai pavadinti, kaip patalpos, kur žmonės yra skirstomi dar Sielos. Sielos. Skirstomos į dar kitus, bet čia yra gyvi žmonės, ta prasme, tik tiek, kad sielos eteriniam lauke eina čia, o fiziniam lygmenyje jie eina į destrukciją fizinio lygmens. Tai yra... Supratau. Tai Dovilė laukia tenai prie šitų vartų? Taip. Tai nėra, kad jinai gali paimti ir rytoj nueiti į tuos vartus. Tai yra, kai juos pakviečia, kad... Tai gali ir už kelių gyvenimų gali. Tai čia nėra tikslaus laiko, taip teisingai. Ne, tai tiek, kad tai yra į šitos patalpinama, kai žmogus yra gyvas. Tai gali būti ir šitoje reinkarnacijoje, ir kitoje, bet jisai turi turėti tą fizinį kūną, tam, kad jisai būtų patalpintas, nes aš matau, kad jie kitaip nesusidoroja su sielomis, jų nepagauna į šitą požymį, nes jos tiesiog neina. Bet kai fiziniam kūne, pavyzdžiui, 3D pasaulyje, žemėje, jie duoda aplinkybės ir situaciją žmogų, kaip sako, pakirsti, tada žmogus jau darydamas veiksmą, jisai žemindamas savo vibraciją gali pažeminti tuo pačiu ir tą sielos destrukciją, priimti veiksmą kažkokį tai. Tai aš matau, kad čia, sakau, vienas kambarys, toksai kaip egregoras, jis eina išprotėjimą, bet tas išprotėjimas yra, kur tokiam pakvaišusiam akim, tada vienas vaizdas ateina, kai moteris gatvėje šaukia stikliniu žvilgsniu, šneka apie Dievą, šneka apie kažkokį tai išganytojo, ir putos eina iš burnos, tokius apsėstas, jeigu galima sakyti, žmogus. Viena čia iš kategorijų, čia gali būti kitokių kategorijų, nebūtinai kas susijęs su religija, ne? Taip suprantu. Jo, čia išprotėjimo, kur žmogui stato, pavyzdžiui, mentalinę kažkokią plokštelę, ją aktyvuoja vaikystėje, pavyzdžiui, per kažkokią tai triggerį ir tada jam pasimaišo protas, o toje plokštelėje būna, tarkim, arba tikėjimas, kad ten religinis fanatikas, arba tikėjimas dar kažkoksai. Tai čia yra priklausomai, bet tas pats egregoras yra toks, išprotėjimo, apsėstųjų, taip galiu pasakyti, ne išprotėjimo, apsėstųjų. Ir vedam daug, pavyzdžiui, iš vieno išeina tokia kaip į didelį, tokia į holą įeini ir paskui yra tokia kaip išėjimo tuneliai į tuos kitus egregorus ir ten sielos yra nukreipiamos. Jos lipa žemyn, tada ten yra pasitinkantis tokie kaip ir holograminiai kažkokie tai veikėjai ir jie nukreipia tenais. Tai ta prasme, kai prieini prie šito pragaro vartų, kai tu ten įveini, yra tam tikros kategorijos apsėstųjų, jau čia, kai įlenda pas tave kokie demonai, čia taip suprantu. Taip. Ir tada tu tiesiog varinėjai per tuos aukštus, ir tau duoda pagal reinkarnaciją tam tikro išprotėjimo lygį arba kažkas panašaus, ne? Bet iš ten, kas ateina į ten, tai jau nebeišeina niekada. Ne. Tai yra kaip ir užstrigimas. Amžinybės kažkoksai, amžinybės egregoras ar amžinybės vartai, kažkas su amžinybė eina, bet aš negaliu vardinti tiksliai. Amžinybė yra Lina liupas, ne? Tai yra šita begalybė visa. Tai, žodžiu, mes kaip matėm, kad sielos įstringa wormholose, įstringa kažkokiuose kaip meteorituose, dariniuose, tai čia automatiškai yra kažkoks tai padarytas jų, ne organinis, bet jų padaryta vieta, kur sielos įstringa. Tai normalu, gerai.
Pažiūrėk tada, kiek Dovilė turėjo iš viso gyvenimų. Man iš pirmo išmetė apie 1700, bet paskui perkelė į 3400. Tai čia kažkoks buvo jau Aš etapas. matau, kad jie perlaužė per pusę. Va toksai jausmas, kad paima ir kai šaką perlaužtų, tokį garsą girdžiu ir va, padalina į 2 dalis, va, tai, ką paėmė, išskirsti. Bet matau, kad jinai, va, prieš tai toj reinkarnacijai matau ją tokiais tiesiais, lygiais plaukais, labai panašus kaip į Kleopatros toksai įvaizdis, bet tai nėra Kleopatra, tiesiog va, tokia va, įvaizdis tik tais. Bet aš matau, kad aplink jas yra labai daug kačių tokių statulėlių visokių, geras. Katės, jinai Aš prisiminiau tą prisistatymo video. Taip, jinai apie katės minėtis. Ir man net karštis per galvą perėjo. Sakyk, kas ten buvo katinais. Palauk, karštis perėtojai. Man pačiai kaip triggeris, opa, jau tą informaciją girdėta. Nes aš matau, kad, palauk, tuoj. Aš matau kaip tokius, kaip kažkokia net karalystė tokia yra labai gausoje, bet matau tik tai moteris, vyrų nematau, o tik tais moterų tokia grupė. Tai ten Egiptas buvo maždaug toksai, ar? Galima prilyginti šiandieniniam Egiptui, bet tai yra klimatas, gal ta visa, tas vizualiai gal kaip atrodytų, piramidės matau, bet tai nėra tas pats Egiptas kaip dabar, nes jisai pasikeitęs yra, bet esmė, kad aš matau čia tik tai moteriška, labai aukšta energetika, tokia karališka, tos tokios, net ir į katės pažiūrėk, kaip jos eina, ar ne, aš noriu, kur einu, kur noriu ten einu, tu man nepaaiškinsi, jeigu paaiškinsi, aš tą batą prisisiosiu, žinai, va toksai, va, ta prasme, žino savo vertę, va tokia. Nu, va, tas ir va, ta vibracija yra labai aukšta toje vietoje. Ir va, viena, jinai nėra tame, net vadovų aš tokio nematau, kad būtų ten kokia, va, kaip mėgsta paskui padaryti, ar ne, karalius, kuris ten laiko karalystę, turi tuos pavaldinius, o ten ne. Aš tenais jaučiu tokią bendruomenę, tokios vienybę. Kelintą dimensiją pažiūrėk. Man 5 ateina. Žiūrėk, tada man labai įdomu, pažiūrėk, katės tuo metu, jos, kur tu matai, čia buvo visos tokios kaip kosminės, jos ne tos nesintetinės. Man ateina tokia, wow, labai aukšta energetika ir tokia, nu tokia, šiaip tokios energetikos labai reikėtų šiuolaikiniam daug moterų. Tos žinojimo, kad tu esi moteris, kad tu žinojimo, kad tu esi stipri, kad tu viską gali tokia, tokia labai galinga yra būsena. Ir aš susirandu dabar mūsų Dovilę ir kaip sakau, jinai tokia irgi atrodanti kaip Kleopatros išvaizda, šviesus, tokie balti rūbai, aukso, bet tokio kaip apsiuvai, tokie ornamentai ant tos suknelės baltos. Jinai nėra tokia kaip ekstravagantiška ten ar avangardiška, tiesiog balta tokia suknelė iki kelių. Ji yra žmogus? Kaip? Ji yra žmogus? Kas yra žmogus? Ji yra žmogus? Ai. Kas yra žmogus? Tai negi aš apie save. Taip, tenais jos yra žmonės, bet... Jau kaip žmogaus uniformą, ne, pasiėmė. Taip, žmogaus uniforma, bet aš vis tiek ją matau, kad veidai, kad ir moters veidas, bet jis labai panašus į katės veidą. Ta prasme, tai va, aš ir matau tą patį. Aš už tai ir klausiu. Toks... Jo bruožai labai panašus, tokie katiški. Nemoku pasakyti. Žiūrėk, dabar klausimas. Ar jos, va šitos katės, ne, kurios yra šalia, ir tos yra moteris, kurios pasiėmusios šitą fizinį kūną, ar jos yra iš vienos vietos? Ne.
Kuo skiriasi būtent Dovilės siela ir kaip čia yra susiję, kodėl panašios Atsinešus atsinešusios savo informaciją, kurios yra labai panašios vibracijos, bet skirtinga. Tarkim, kai būna, tarkim, psichologinės knygos, bet yra apie protą, apie emocijas, apie fizinį kūną, apie ligas, bet viskas, kas susiję, pavyzdžiui, su žmogaus galva. Tai ir tenais yra labai skirtinga informacija sunešta į bendrą katilą ir iš to ir sujungiama į vieną krūvą tokios kaip bendruomenės, netgi ir dabar, kaip moteris sueina į bendruomenę, jos dalinasi savo patirtimis, patarimais. Tai kažkas tokio, kaip atmaina tokia, kuri iki dabar jinai yra jau kaip išblėsusi, bet vis tiek tas bendrumas, tas noras yra išlikęs iki dabar. Toksai pasidalinimas savo patirtimi, o ką aš dariau, kaip man buvo, o ką tu darai, kaip pas tave buvo, toksai, netgi ir dabar tos istorijos pas vieną alkoholikas, pas kitą mušeiką, pas trečią mergininkas, ar ne, ir tokie skirtingos istorijos, bet jos gali viena kitai padėti su savo patarimais, kaip aš elgiausi, o kaip tu elgeisi. Gerai, palauk. Tuo metu katės ir žmonės ir, 5 dimensijoje visi bendravo telepatiškai. Telepatiškai, taip. Tai tu turi omeny, kad ne tik moteris bendravos dalinosi savo patirtim, ne apie alkoholikus vyrus, aišku, tada, bet apie galbūt visatos, dėsnius ir taip toliau. Taip. Ar katės su jomis bendravo? Ta prasme, dalinosi žmonės ir katės tuo metu, ar jie dalinosi informaciją ir kokią? Katės buvo laikomi kaip dievais. Man ateina, kad tai buvo išminties figūra, kurią jie galėdavo paimti, bet negali paimti visos informacijos iš karto. Toksai jaus. Gerai, sakyk, aš jau labai noriu klausyti. Sakyk. Klausyk, aš turiu vieną tokį, kaip pasakyti, įtarimą, supranti, dėl to aš per aplinkui klausiu. Kodėl būtent gerai, tiesiai klausiu, kodėl tos katės yra laikomos dievais? Kas nustatė šitą, kas įdiegė tai, kad katės yra dievai? Nėra nustatymų, kad katės yra dievai, tas atėjo iš vidaus tas jausmas, dėl to, kad kai visos būtybės galėjo ateiti tada savo tikrosiom formom. Ką? Sakyk. Aha. Kai galėjo tos sielos ateiti su savo originaliais tais kūnais, tada atrodo, kad atėjo visi tie, bet kurie turėjo per mažą kaip čia pasakyti, kosmiškumą, kuriuos sugebėjo jie apvynioti, kad tau reikia pasirinkti, jeigu tu nori patirti. Tai tos sielos, kurios pasirinko tą žmogaus kūną, jos reiškia pas jų tas žinojimas buvo mažesnis negu tos, kurios liko kaip katės. Ta prasme, tos, kurios katės, jos žinojo, kad joms nereikia pasimti žmogaus kūno, kad galėtų jos būti, kad nereikėtų, jos žinojo, kad joms nereikia tų svetimų kūnų tam, kad jos galėtų pasimti patirtį, nes bet kokiu kūnu galima pasimti patirtį vienaip ar kitaip. Ir kai pamatė tos, kurios pasėmė tą žmogaus kūną, tos moterys jau tapusios, kaip jos pamatė, kad tos tikrosios katės išliko su savo kūnais, automatiškai, aišku, jam čia instaliavo, čia negali neigti, bet tą tikėjimą ir jau, kad tai yra aukščiau negu aš, nuo čia prasideda tas tikėjimas aukščiau negu aš, ir tos katės paskui pradeda jau tos katės, kadangi tai yra įdėtas ta savivertė jau žemesnė, nes jos gali būti be šito pridėtinio kūno, o mes nebegalim, pradėjo dėtis tas aukštinimo mentalitetas ir paskui jau pradėjo montuoti tą tokį garbinimą iš to garbinimo, o jau tos, kurios iš tikrųjų buvo, tos normalios, tas normales padarė kaip, tokia ne holograminė, bet padarė tą katės dievybę, interferentas kaip katės dievybė,
o tos, kurios jau buvo atėjusios su katės kūnais, jas pradėjo naikinti, kurios tos tikrosios buvo be kūnų. Gerai, kaip surišta dabar šita visa istorija su felinoidais? Felinoidai atsirado po to, kaip šitos moterys pradėjo tikėti tai, kad jos nėra tokios stiprios kaip tos katės ir jas padarė, perdėjo į tą tikėjimą felinoidų. Pertransformavo tą idėją dievybės. Felinoidai... Tu man dabar, aš gal netaip suprantu, felinoidai tai yra dievai katės, ar Taip. ne? Mhm. Ta prasme, noriu pasakyti, kad pirmą atsirado moteris su katinais, ne? Ir paskui tik tai atsirado felinoidai? Felinoidų tokių kaip iš savęs dievų aš nematau, kad jie būtų, aš kaip tik matau, kad jie yra sukurti dievai. Felinoidus matau kaip sukurtus dievus tam, kad galėtų paskui valdyti tą rasę. Teisingai. O dabar klausimas tada, kas sukūrė felinoidus? Aš nežinau, ar man protas įsijungia ar ne, bet man eina, kad tai yra bendras darbas iš aukštesnės rasės, tų kaip Anunnaki man ateina. Ir tai yra bendras projektas su pačia matrica. Teisingai taip ir yra. Gerai, labai įdomu. Tai, žodžiu, Dovilė buvo dar prieš tai, kai atsirado felinoidai. Tai jinai už tai turi tokį nesugadintą pjo ryšį su katinais, ne? Tai va. Taip, klausyk. Ir antras dalykas. Jeigu jinai, vat kaip įdomiai dabar, šiame gyvenime jinai turėtų, jeigu pas ją yra atidaryta visa informacija, ne, jinai turėtų skirti katinus, kurie yra pakišti, kurie yra tokie sintetiniai, tai yra žvalgai, ne, interferentų, ir kurie yra katinai, tie vat išlikę tos rasės, kurie yra saugotojai. Aš galiu pasakyti keletą dalykų, kad kai kurios yra tos, kurios yra su dokumentais, ne tie katinai, kai kurie katinai yra būtent iš tos senosios Egiptų rasės, aš tikrai apie katinus nieko nežinau, aš nenoriu nusišnekėti, bet yra katinų, kurie yra padaryti kaip sintetiniai, jie tokie būna, jie realiai dekoracija yra tik tai. Tai va tie sfinkso beplaukiai. Dekoracija yra? Turbūt, ta prasme, nes jie man net ne katinai, jie kur skūra, ne be plaukų. Ai, šitie man jie labai baisus. Bet nežinau, aš realiai neskanavau nei vieno katino apart savo, tai aš negaliu sakyti, žinai, bet dabar, kai globaliai žiūriu, aš matau, kad yra rasės, matau, kaip atšakos eina. Ir katinai yra išleisti kaip žvalgai žmonėms, yra išleistos jų rūšis, ne, kaip vadinasi, rūšis. Aišku, tai yra, žinai, pinigų pasipelnimas dar, bet aš sakyčiau, jeigu aš nenusišnekėsiu, pažiūrėk tą informaciją, man atrodo, kad tie laukiniai katinai, tie, kurie yra, žinai, mišrūnai, jie gali išlaikyti, taip miksuodami vienas su kitu, jie gali išlaikyti tą pirminę jų rasės kodą. Taip, atsakymas ateina taip. Jo, nes ten su tais jau išrastom rūšim, man kažkaip atrodo, kad modifikuoja jau DNR. Bet, taip, tai čia veislyno, visas tai lygiai tas pats kaip ir su kokiam vaisiais, daržovėm, kur tu modifikuoji, tai yra modifikuota, primesta veislė. Taip, bet yra kažkokia rūšis, aš nežinau, gal pati Dovilė paskui parašys, man įdomu labai, kokia yra seniausia katinų šitą, kaip vadinasi, rūšis, ne? Rūšis. Kokie katinų rūšis? Jau kai tu vieną veislė. Veislė, vagi veislė. Oi. Jo, nuotaika prieš šventės, ne? Stringa žodžiai. Žodžiu, gerai.
Labai įdomu man šitą informaciją ir manau, kad pačiai Dovilei įdomu bus kaip katinų mylėtojai. Dėl to, žiūrėk, kad jinai kaip jie gerai jaučia energetikas, blogą, gerą energetiką, guliant vieto žmogaus sergamos vietos arba kur reikia pakrauti. Nes jisai gali, matau, kad tiek išimti, tiek atiduoti. Jisai kaip kristalas, galima sakyti, gyvas kristalas, kuris turi kojytes. O klausyk, kas liko pas pačią Dovilę iš šitos reinkarnacijos? Ar yra kažkokia tai informacija pas ją, kurią jinai naudojasi? Ar viskas pas ją yra uždaryta? Aš matau tokią kaip knygą. Jinai neturi dabar su savimi, bet aš matau, kad jinai yra archyvose, bet archyvai pas ją yra blokuojami tokia, kaip neleidžia labai daug kliūčių patekti iki jos pačios archyvo. Matau, kad archyvus negali patekti interferentai. Jie yra tokie kaip užrakinti, užblokuoti po, kaip sako, po 9 spynom ir 9 užraktais, bet jie taip pat neleidžia ir jai prieiti. Vat jeigu ne man, tai ir ne tau. Tai aš matau, kad tuose archyvuose yra irgi auksas. Aš matau, sakau, pas ją labai daug auksų ir auksas. Tuo metu auksas buvo labai aukšta energetika. Jis buvo kaip gyvas. Taip, gyvas auksas, taip. Ir aš matau, kad netgi toje knygoje, tas aukso išraižymas ant tos knygos tokio paviršiaus, tai yra to, aš irgi žodžiai man užstringa, ant viršelio, jisai judantis yra, kaip bėgiotų linija, įsivaizduoti kaip lava tekanti, tai išraižyti ir jinai teka. Ir kitas žmogus negali, kita siela negali paimti šitos knygos, tik tai jos savininkas. Aš matau, kad tų savininkių buvo ne vienas, yra kaip Tomai išsiskaitai. Čia kaip užraktas, ne, gaunasi toksai. Taip. Ir aš matau, kad tos katės, tos moterys, jos turėjo tą kažkokią irgi tiesą, tai nėra kažkokios pasaulio ties, bet ten yra tiesiog renkama informacija, kurios dalinosi tai pirminėje stadijoje, kai sakau, čia yra labai kažkokia irgi stipri informacija, kodėl yra tik vien moteris, nes kai atsirado vyrai, prasidėjo tas dualumas ir moteris visą laiką geras, ne visą laiką, aš atsiimu šitos žodžius, bet kai atsirado vyrai, atsirado konkurencija tarp moterų. Aš nesakau, kad visos, bet yra labai lengva įstatyti mentalinę plokštelę, kad aš geresnė, tu blogesnė, konkurencija dėl vyrų dėmesio, konkurencija būti gražesnė, konkurencija, tokia didelė konkurencija, iš kurios galima dar krūvą plokštelių dėti, pavydas, kažkokia kerštas, noras būti, tokia būti geresnė, man ateina, kad matinais. Ir kad kodėl yra tos bendruomenės moterų, ar ne, ten tas palaikymas, kodėl ten tos mokyklos yra tik mergaičių mokyklos, tai kad nenukreiptų dėmesį tą konkurenciją, kad žvilgsnis ir mintis ir tas tikslas būtų nukreiptas į tą bendrumą, o ne į dualumą, nes dualumas prasidėjo nuo tada, kai mus padarė į atskiras vyrą ir moterį, tas giminės, tada prasidėjo visa papildoma bazė. Tai ta knyga man yra labai stipri, jinai yra labai stora, bet yra vienas iš tomų, kurio yra pasidalinta ta informacija apie, kaip tu sakėte, kosmosą, ta informacija, ką jūs turėjom. Būtent šitą knygą, kur mes per ekspediciją radom, aš manau, kad yra labai daug sielų, kurios sudėjo savo indėlį, ne, ir iš jos buvo kažkas tai sudėta kaip tomai, ne, kažkaip, kaip tu sakai, tos knygos, kurios paskui plonėjo ir tapo viena knyga. Taip. Tai va. Gerai. Ir kai aš ją, kaip tu manęs paklausai, ar yra kažkoksai dar jos tas likęs kačių, tai man ateina, kad yra likęs. Ir kai aš nekėjau apie knygą, man toksai kaip dilgčiojo, tikriausiai veidrodinė, nes man rodo veidrodinė, bet aš vis tiek sakysiu, kuria vieta. Tai yra nugaros apačioje, tas juosmens linija, kairėje man pusėje, toksai jausmas, kad tenais yra likusi kaip informacinis laukas jos. Tai nėra interferentų, tai yra jos kaip čia įvardinti, plotas, kuris yra tyras, tikras, katiškas.
informacinis laukas, aš nežinau, kaip jinai, kas pas ją toje vietoje yra, gal apgamas koksai, gal kokia dėmė pigmentinė ar dar kažkas, kur yra užrakinta informacija, bet va toj vietoje man iki dabar dar yra tokia kaip šiluma einant ir dilgčiojamas. Nes nėra parašyta kažkas tai panašaus. Yra kitas toks pas ją dalykas, bet aš manau, kad čia galėtų būti net ne jos. Gerai. Dabar, žinai, jau reikia pasižiūrėti, kokia sielos sudėtis, man jau labai įdomu. 50, apie 50 yra kosminiais, 5% žmogaus. Kodėl tiek nedaug? Nes žmogaus dalis yra silpnybė. Man ateina, kad kuo daugiau žmogaus dalies, tuo yra didesnis šansas pasigauti matricą. Turi būti tas neutralas ir sąmoningumas, o tai yra kosminė dalis. Ta prasme, tas kosminis, tai, nežinau, aš gal vėl nueinu į lankas, bet aš noriu tai tiesiog žmonėm pabrėžti, kad tas kosmiškumas tai nėra, kad kažkas iš kosmoso nukritė, tiesiog yra informacija ir žinojimas, tiesiog informacijos laikymas, o ne emocijų. Emocijos mus daro silpnais, o žinojimas mus daro sąmoningais. Ir aš matau, kad tai nėra tai, kad jinai nėra žmogiška, nėra jautri, jinai yra žinanti. Tai man tas ateina, bet tą žinojimą jai, sakau, trikdo, jai neleidžia prieiti prie jos archyvų, kad jinai pilnai išnaudotų savo tą sąmoningumą. O tas 5% yra labai stiprus, joje užtenka, kaip ir katėje, ar ne, yra suaštrinti sensoriai. Tas jautrumas, aš netgi dilgčioju dabar dešinė koja, šiurpai kažkokia, bet dalim šiurpai eina ne per visą kūną, o tik tai dalys kūno. Todėl, kad pas ją užgesinta ir sensoriai gali būti užgesinti, negi jinai dabar bus kaip katė. Neduos eiti to. Bet tie 5% žmogaus dalies yra labai labai stiprus, kiti net ir su 30% turi tokios dalies, kaip jinai su 5%. Aš sakyčiau, kad jinai labai stipri asmenybė būtų, jeigu jinai atidarytų savo galimybės ir tą savo ryžtą, valią, tą katišką charakterį. Man labai keista apie žmogų šnekėti taip kaip apie katę, bet tai nėra kaip apie gyvūną, o tai yra apie charakteristiką katės, ne apie patį gyvūną ir jo išvaizdą. Toliau eina, aš matau, kad čia yra didelį komandinį, tokia komanda surinkta į jos labirintą ir programas, nes ją reikia pastoviai laikyti apsuptą problemų, trikdžių ir kažkokiu tai nesusipratimu, kad jinai neieškotų atsakymą ir būtų susikoncentravusi į žemišką gyvenimą. Matau, kad čia yra tie kariniai maldininkai. Jinai, kaip man meta dabar informacijos, atsidarinėja viskas, bet pas ją labai didelis bagažas yra informacinio lauko ir jinai yra susitikus su tais interferentais akis į akį, man toks jausmas ne viena reinkarnacija, nes turi savo tą matymą kitokį negu visi, tai yra nerengeninis, bet kaip katės mato irgi ar ne, tą kitą pusę, taip ir jinai kartais gal nemato, bet jaučia labai stipriai, sakau, neaišku, nuo kada tas matymas visiškai užsidarė. Bet matau per inkarnacijas, kad jinai turėjo tą prieigą prie šito eterio, prie eterinio lauko, atvirom akim, kaip mes matom televizorių, taip jinai galėdavo matyti ir tą eterį, tuos interferentus, ir su jais kovodavo. Aš tokia matau ją karingą, nusiteikusi ir nežinodavo, kaip juos sunaikinti, man durė pirštai. Jinai tokia su 2 pirštais durė jiems, kur čia yra po kaklu, kur yra gomurys, čia kur yra, tai jinai su tais 2 pirštais durė iš apačios taip į viršų ir kažką pradurė čia šitoje vietoje. Oi. Be detalių. Čia jau. Aš matai, kai man rodo informaciją, aš ją nesugebu atrinkti, man pum, viskas eina. Gerai, greičiau kalbėk. Įsijung greitą kalbėk. Aš jau taip jau spėjau vos. Orai įkvėpti. Tai šičia, sakau, yra labai didelė komanda dirbanti prie jos, nes jinai yra kaip mustangas, kurį labai sunku suvaldyti, kur reikia ne vieno to
lasų ir kaubojaus, o reikia kokių 5 ar 8 kokių, kad suvaldytų. Tai va šitas labirinto procentas yra maždaug iki 10, bet yra labai stipri programų. Tai įsivaizduoti, kad labirintas apstatytas dar elektriniam tvorom, kurios irgi yra pajungtos per labirinto tą prizmę, tai yra per interferentų tą darbą. Ir visur pareina elektra, man ateina, kad elektra pasiek, aš nežinau, kaip jos fiziniam lygmenyje ar aktyvavosi ar ne, bet atrodytų, kad ją dažnai galėtų nupurtyti elektra, dažnai kaip šiurpas nupurtų, ten elektra nupurto, plaukai elektrinasi, vat elektros labai daug pas ją yra. Toliau eina kažkaip, palauk, tai identifikuosiu. Jo Gregorėva, kaip sakau, į šitą įstatytą Luciferio tą visą amžinybės tą pragarą. Ir čia eina demoniška energija, tai yra pajungta į Gregorą, bet jinai buvo vedama labai ilgai iki to. Žinau, kodėl jie stojo toje eilėje, susikoncentravę į tą ėjimą, dėl to, kaip ir sakau, tas labirintų apstatymas sunkiais įvykiais, tiesiog jiems kaip uždeda arkliui tuos nematomumo akinius, tuos, aš nežinau, kaip jie vadinasi, bet kad jie nesidairytų į šonus, o žiūrėti tik į tą tikslą, kaip išeiti iš problemos, ieškoti problemų sprendimo ir jie nežiūri į šonus tada. Tai vat šita linija tų žmonių, tų sielų ir yra per labirinto tuos programas sustatymus, jie pajungti į tai yra. Ir tie vartai irgi yra įstatyti į labirintą patį, tai yra išėjimo vartai, man kažkoks atrodo išėjimas. Jiems integruota tam plokštelį išėjimas iš problemos, o atriniame lauke tai yra išėjimas į pragarą. Aš kažkaip atrodo vis skubu, kad tikrai greičiau viską pasakyti, nelabai suprantu, kodėl pas mane tas jaučiasi skubėjimas. Todėl, kad labai daug informacijos yra pas ją, man irgi įsijungia greitai, bandau kalbėti greitai, nes labai matau irgi daug informacijos. Jinai kaip atvira knyga kažkodėl labai lengvai skaitosi, ne? Kai tu sakiau šitą... Tai tu dabar pasakyk kažko palistusi liežuvį. Ne, aš rašau atidžiai, kiek dabar šitas... Tai yra Luciferis ar yra... Ne, tai yra demonas, kuris veda pas Luciferį. Tai nėra, kad Luciferis yra jos sielos sudėtyje. Tai yra tai, kad yra tie pakalikai, Luciferio, tie demonai, jau yra aukštesnio rango, tie demoniukai, kurie yra šalia mūsų eteryje. Tai yra tiesiog tokie o vat šitie, kurie yra, tai yra tokie kaip kareiviai, kurie yra šalia Luciferio ir vedantys pas jį, bet man dabar taip, šitas demonas, labai sunku man jį apibūdinti, papasakoti, nes tokia maža galva ir atrodo, kad kaklo nėra ir iš karto eina toksai raumeningas, storas, raumeningai storas, bet jisai nėra storas, bet toksai didelis išpūstas torsas, tada eina ant 2 kojų, bet jisai eina su tokiais kaip žvynai, ne kaip žvynai, bet karbuotas, jisai toksai juodas karbuotas, iš vidaus einanti tokia kaip negatyvas stiprus, kaip anglis būtų įkaitinta ir jie iš savęs degantys tokie yra, jie karštai skleidžia. Žinai, kai būna įkaitinta anglis ir jinai dar kartais yra vietomis raudona. Tai jisai atrodo taip, o tas raudonumas išeina ir per akis, tas net netrodo, kad tai lazeriai, bet atrodo, kad iš jo akių eina tas karštas lavos, tokio degimas, kuris naikina, atrodo, kad viską. Už ką jis atsakingas yra, Lina? Jis turi vesti ją į tą Luciferio irštvą. O šiaip, kaip jisai atsakingas už tik tai vedimą, bet kaip jisai veda? Per ką? Jisai veda per emocinį kūną, per pakištų žmonės, per charakteristiką, kur pritrauktų, nes mes vis žinom, kad fiziniam lygmenyje tu turi turėti tas charakterio savybės, kad tu pritrauktum kitą žmogų tokį patį, kuris sustiprintų dar tavo charakteristiką. Tai jisai yra atsakingas už tai, už jos visą tą valdymą. Aš matau, kad jinai priešinas, nes jinai jaučia, jinai nepritarė, o jisai yra, sakau, labai stiprus ir net elektrinė tvora yra apie mes tą labirintą, kad jinai nebūtų
kad neišeitų, kad nesipriešintų. Gerai, supratau. Toliau. Toliau yra Black Goo programa, tai yra tas dėžė skrynia, per kurią yra sintetinama jos išimama informacija ir sintetinama į jiems prieinamą informaciją, kad jie galėtų perskaityti jos informaciją. Nes jie į archyvus negali prieiti, bet jeigu jinai per protą kažką sužino, surezonuoja ir atsirakina, tada jau jie gali paimti, nes tai yra jau atrakinta informacija ne archyvuose, o fiziniam lygmenyje atrakinta informacija. Tai jie leidžia eiti per kažkokius tai stipres informacijas, jie leidžia domėtis dalykais ir man taip patina, kad jinai nėra, tokia yra ieškanti, daug žinanti, gal ne viską dar suprantanti, bet po truputėlį eina į tą žinojimą. Ir tas žinojimas ją veda į tą rezonavimą ir atrakinamą informacijos, kurią jau jie paima ir paskui prieš ją panaudoja, kuo daug, net, kaip matome, kad kitiems neleidžia kažkur tai eiti, ar ne, tai jai kaip tik leidžia, kad jie paimtų tą informaciją. Jiems reikia. Toliau. Palau. Matau, kokie tokie robotukai, kaip skrusdys, kaip vorai, kaip tokie robočiukai tokie su ilgom, vorai galiu pasakyti, jie tokie robotiniai. Fobija. Vorų. Vienintelis emocinis. Aš už tai čia net taip pajuokauju. Jei vienintelė emocinė problema yra fobija vorams. Labai didelė. Tai va, matai, sensoriai yra, jaučia savo voriukus. Jo, ir jie aktyvavosi per reinkarnaciją, irgi matau tokia labai nemaloni, nežinau, ar tu nori, kad aš pasakočiau. Jeigu apie vorus, aišku, nesakyk. Tai taip apie vorus. Ne, paskui klausydama jinai ten nolpsta, ar ne. Žodžiu, yra reinkarnacija, kurią aš matau, per kurią jie instaliavo tos vorus. Taip. Pasivaidena jie fiziniam lygmenį kaip vorai, vorai, o aktyvuojasi kaip robotukai vorai. Taip. Nes jie nėra, nes tie robotukai nėra vorai, jie labai panašus į tuos vorus, kurių, nepasakosiu. Gerai. Klausyk dabar, čia viskas ar dar kažkas yra? Ne, čia viskas, bet mane mėtė iš vienos vietos į kitą, labai daug informacijų man nori parodyti, bet sielos sudėtyje viskas. Žiūrėk dabar, koks yra pagrindinis kontraktas pas ją. Globalinis. Labai įdomi, nes aš matau, tai taip paklausė šitą klausimą ir man iš karto parodė šlangą, kuri yra prijungta į gimdą. Vėl kairė, aš nežinau tu sąrašą, kairė pusė yra labiausiai pažeidžiama, man rodo kairė pusė, labiausiai pažeista, nes aš matau, kad irgi kairė kaip kiaušidė būtų pajungta šlanga, iš tenais irgi paimama kažkokia tai informacija. Ir globalinis kontraktas vėlgi yra šitas demono pakalikas, tas Liuciferio pakalikas, tas demonas, kuris irgi jai laiko už elektrinės tokios kaip grandinės, bet kitoje rankoje laiko tokią kaip ietį, tokią smailę ietį, kuri yra deginama ir jisai, jeigu net tai kažką netai padaro, jisai ją bado tokiais. Pas ją yra ginekologiniai sutrikimai, papilomos uždegimai. Tai va šita šlanga, va čia yra. Gimdoje. Tu man nesakai vis tiek į klausimą, kas turi globalinį ir koks kontraktas? Aha, tai va šitas turi, demonas tą kontraktą turi, o sąlyga yra labai išdarkyta dėl to, kad yra tokia... Kaip pasiseks, ne? Jie turi atsarginius variantus, pavyzdžiui, A, B, C, D. Ir taip, bet jie vis tiek turi tikslą. Vieną tikslą. Su šita siela yra projektas koks? Įvesti į tam žinybės pragarą. Nu jo. Supratau. Ir paskui eina Agregoras. Taip, Agregoras, va šitą, man tai eina tikėjimo Agregoras, ten aišku yra daugiau atšakų,
bet jisai labai plačios perspektyvos, bet jinai yra tenais. Gerai. Paskui jinai į matricą, ne, tiesiai? Jo, nes aš matau, kad jinai šiaip, nežinau kaip šitame gyvenime, bet tikrai labai daug kartų buvusi yra religinėme Gregorė, nes aš matau mergaitę kokius 17 metų, balta suknelė ir ant kaklo yra auksinis kryžius. Tokia... Šiame gyvenime nei krikštą, komuniją, nieko ten labai ypatingo neparašyta pas ją apie šitus dalykus. Dvasinės praktikos, čia tik tai pagal mūsų duotus patarimus, kas kartą valosi, bet daugiau neprašta nieko. Žiūrėk, mane domina labai jos šiaip sveikata, ne, bet aš noriu dar pažiūrėti prieš tai. Papildomi kontraktai ir pakišti žmonės. Tai yra pakištukai, karminiai ryšiai. Nu, kokie yra ryškus? Aha, man ateina, kad daugiau tartų pakištų žmonių yra moteriškos giminės. Tai nebūtinai, kad šitame gyvenime, bet kas eina per tą vaidintojų prizmę, ten spektaklių tą visą, tai prie jos nori prikišti tuos, nes moterim daugiau atsiveria negu moteris vyram, nes daugiau kompleksų atsiranda prieš vyrą, o moteriai atrodo, kad galima pasitikėti, pasakyti viską, nes jinai supras, mes tokį jaučiame artumas, bet jisai irgi yra nenormalus, jisai nepriklauso, nes lytis nepriklauso, ar vyras ar moteris, priklauso žmogus, o ne lytis. Tai vat tas vat ateina per moterišką pusę tų pakištų žmonių, bet irgi vat veda į tą tokį vat bendrumą tų sielų, kurios yra toj pačiai linijoje stovintys prie tų vartų, nes matau, kad tai yra, kaip sakau, bendrumas tam, kad susirastum kažkokią draugę, kuri turi bendrą interesą, tokį bendrą požiūrį ir abi dviejų tą bendrą liniją. Tai man ateina taip, kad yra nemažai žmonių, o vyrai atrodo, kad pakišti tam, kad jinai dar labiau suartėtų su moterimi. Nusiviltų vyrišką gal giminę, kažkaip taip ateina. Nusivilti vyrišką giminę. Dabar žiūrėk, tyliu. Taip, moteris pakištukai, o kaip su vyrais pakištukais nėra? Yra pakištukų, bet ne visi yra pakišti, yra tarp jų įsimaišusių ir užsimaskavusių sielų, kurios nori ją pažadinti, bet negali per arti prieiti, nes gali būti pastebėti visi. Tai vat kaip ir aš leidausi laiptais prisidengdama kažkieno, kad nepamatytų manęs, taip ir šalia tų vyrų yra sielų, kurios ateina kaip vyrai, bet negali priartėti per daug, tai yra neasistuoti, bet iš toli kažkaip tais vat nepriartėjimui, kad nepastebėtų. Iš papildomų jos pačios kontraktų, kurie yra leidimai, kurie yra per reinkarnacijas kontraktai įgyti, kokie yra ryškiausi parazitai ten? Už nugaros stovi aštuonkojis, į savo šlangą suleidęs per nugarą, į stuburą, galvą ir rankas, į visą tą pajungimą tų raumenų, tų judėjimo. Gerklėje yra įstatytas irgi toksai kaip implantas, jisai yra bijo, nes matau, kaip pulsuoja, oi, kaip galva skauda. Palauk. Galvoje irgi yra įstatyta, bet čia ne medūza. Tu kažką nori pasakyti, aš vis šneku. Aš laukiu. Tu mane pertrauk, nes aš nelabai suprantu, kada tu. Gerai, tai tas implantas, sakai, bijo. Kas ten yra? Jisai toksai pulsuojantis yra ir jisai stabdo balsą, kažkaip tai man ateina, kad nežinau, kaip jisai galėtų pasireikšti ir aktyvavosi fiziniam lygmenyje, bet tai galėtų būti kažkokie tai tie bronchitai, peršalimai, strumos. Ne, reiškia, ne tą matai arba ne taip tau gal nešioji reinkarnacijų. Žodžiu, aš pasiduodu. Tas darinys, aš manau, kad šitas tik tai
ne taip jisai pasireiškia, bent jau šioje reinkarnacijoje. Jinai gimė su randu ant veido, ant dešinio skruosto, kuris yra gyvas kraujotakos darinys. Jame teka kraujotaka ir dėja niekas negali nieko padaryti. Jis su amžiumi keičiasi, mutuoja, tarsi gyvas pulsuoja. Tai ar čia ne tas? Ai, ne, tai čia ant veido, o čia yra gerklėje, va ties kaduobutė. Tai dar čia pas ją yra. O tai ant veido kas pas ją? Čia aštunkojo tada čiulpai, ar kas, ar medūzas, ar kas? Ne, tuoj palauk. Ai, nesupratau, kad čia ant galvos, sakai, aš iškart galvau šitą. Ai, ne, aš pasakiau gerklį ir paskui sakau, oi, ir man iškart galvą pradėjo spausti ir aš perėjau prie galvos. Čia yra, palautoje pasakysiu. Čia yra demonų. Taip, čia yra įstatyta programa tam, kad jinai turėtų tą kitoniškumą ir per tą kitoniškumą ieškotų informacijos. Per informaciją turėtų atsirakinti, per rezonavimą turi atsirakinti informaciją. Čia yra įstatyta tam, kad jinai duotų savo archyvų. Čia tik tam išdarkyta, ta prasme, veidą išdarkė dėl to, kad jinai eitų ir ieškotų. Taip, informacijos ieškotų ir plus vėl sujungta su, kad ne visi vyrai gali priimti, pavyzdžiui, tokia ir jinai vėl nusivilia vyrais ir artėja prie moterų. Būtent, palauk. Čia yra daugiau, žinok, tame visame, palauk. Yra dar vienas punktas toks. Net vaikų neturiu, esu dariusi abortą. Savo tėčio bijau ilgus metus, jo iškelti lūkesčiai, kad baigčiau mokslus, turėčiau gerą darbą ir labai mane įpareigojo ir net būdama 20 metų dariausi abortą. Dėl to, kad tiek bijau pasakyti ir tik dėl to, kad nepateisinčiau jo lūkesčių, nes mokiausi Anglijoje ir net nesu baigusi mokslų. Atsimenu tą dieną, kai sužinojau, kad laukiuosi, mano viduje buvo vien tik baimė tėčiui ir net nebuvo jokio kito jausmo, net minties apie patį vaiką. Šitas demonas iš globalinio kontrakto, stovintis iš tėvo nugaros. Jisai per tėvą irgi žaidžia, ne? Taip, nes aš, kaip sakau, jisai turi tą aštrią grandinę, tokią laiko ir tą įkaitintą pagalį, jeigu jinai suklys, jisai skriaudžia ją. Ir tas mokslas ir reikalavimas tėvų mokslo gero darbo, tai vėlgi jie veda į tą informacijos atrakinimą, kad per žinias kažkokias, kad jinai atrakintų daug informacijos. Būtent. Įdomu, koką jinai mokinosi, kur ją vertė mokintis. Neparašyta. Šiaip dabar jinai neturi problemų iš tikrųjų su, nėra pagrindinis akcentas, žinai, su finansais. Kitais metais planuoju pradėti dirbti savarankiškai, gyvenime taip gaunasi, kad pasiekiu gerų rezultatų, bet užtrunka ne 1 metus. Kol pamato mano verslės savybės, nors šiai dienai esu primažintas darbuotojas, noriu tobulėti ir bandysiu teikti savo paslaugas reklamos skyriuje. Čia super. Ir važiuok, kaip aš sakau, jai leidžia, jai kaip tik leidžia, jai leidžia eiti informaciją įrengti, jai leidžia pinigų turėti, jai leidžia tol, nes per tą leidimą jai jinai atrakina daug informacijos jiems. Taip. Bet palauk, grįžtam prie gerklės tada, ne? Ten, sakai, yra implantas. Pulsuojantis. Pulsuojantis, gerai. Tada su gerklė, aš manau, kad yra susiję čia grėsinti parodontozė. Ne. Ne? Dar kažkas yra? Ne, žodžiu, su šita problema yra susijęs aštunkojis, kuris siurbia per stuburą ir vakar sakau, tas šlangus pajungtus yra gyvybinė energija, plus paima į matricą irgi tą gyvybinę energiją, jinai labai turi iš savęs daug šito parako. Tai čia tas matricinis, ne? Taip, ir vėl padaro irgi tokį paradontozį,
Tai yra vėl nepasitikėjimas savimi, kuris atmuša vyrus į nusivylimą. Bet tai čia gyvybinė energija jau yra, jeigu jau paradentozė. Ir palauk, dar pas ją slenka plaukai, prasta atmintis, nu čia va galva. Ir dar vienas punktas yra žarnynas. Aš džiaugiuosi, kad tai tiek aktyvavosi, nes žiūrint į eterinį kūną yra daugiau šitų programų įstatytų, tai aš gal tada net nevardinsiu. Nebepradėk. Tai aš suprantu, kad klasteryje yra labai daug programų, ne? Tai yra turbūt yra visada žmogus, kuris ją veda į šitą, kaip čia pasakyti, ne tik, kad būtent į šitą pragarą, bet jisai veda ten, kad jai žinios atsirakintų, ne? Tos archyvai. Ok, jinai liktų klasterį ar ne? Jos pasąmonė nenori. Gerai. Kraujas. Kraujai yra užkoduota informacija, kurie jie nori paimti per šitos robotus vorus. Nu va. Pinigų matrica, aš suprantu, yra, bet jinai yra iliuzinė, ne? To, kol eisinai pagal... Taip. Gerai. Šitos pusės viskas. Gerai. Tuo aš čia pasižiūrėsiu. Man kažkaip aš net jaučiu fiziškai dar irgi, sakau, visos kūno vietos atskirai nudelgia tokia kaip šiurpas nueina, bet tais vietom. Dabar per galvą, tokia per šoną nuėjo, tokia kaip tie, tokia kaip toks nueina energija kažkaip ir skirtingose kūno vietose, nežinau kaip čia taip įvardinti, bet tokios atrodo kaip bangos vaikščiančios. Aš manau, žinau, iš kur jinai gavo tokius, jie pas ją skylėse, ne, yra? Žiūrėk, jaunystėje buvau priklausoma nuo narkotikų. Kokius 2-3 metus pradžioje tai buvo blogų draugų įtaka, po to tai buvo jau kaip ir poreikis. Rūkiau 10 metų. Bet kažkaip išsikapščiau, dabar bandau kuo švaresnį gyvenimą gyventi. Tai vat būtent per tuos rūkimus irgi apsauga yra, kaip sakant, nuleista žemyn. Ir sakau, veda į tokias draugystės, kur narkotikų kartu pabandyti, ten parūkyti ar dar kažką, klasteriai draugų. Būtent. Taip, esu doras ir teisingas žmogus, vis bandau tikėti, kad yra tokių pat žmonių, tikrai yra, tik tai ne tavo labirinte, bet kol kas, nieko čia pakeisti galima viską, bet dabar man visą laiką pakiša vyrus, kurie mane naikina. Vyrai, kurie turi bėdų su priklausomybėm, teisėsauga, meluoja būdami dviejose santykiuose, išvilioja pinigus, kurie labai dažnai tiesiog dingsta, nieko nepasakė ir aš nebežinau, ką daryti. Tai kaip tu sakai, nusivylimais vyrais, ne? Čia irgi... Jo, bet tarp šitų vyrų yra toli pasikavojusi kita siela, kuri negali priartėti arti, bet jinai jos ir nemato, nes jinai susikoncentravusi tą negatyvą, mato tik tai vyruose negatyvą, jį kartoja tie patys grėbliai ir jinai nemato to, kuris laukia, kada jinai atsibus. Ta prasme, tu manai, kad yra žmogus šalia dabar, kuris jau ją pažįsta? Aš matau, jisai nėra artimas, jisai yra per laikantis atstumo, bet laukiantis siela, kuri laukia, kada jinai atsibus. Bet jie pažįstami? Aš matau, kad jie pažįstami, bet tokia, kaip jisai labiau ją pažįsta negu jinai, nes jisai laukia to atsibudimo, o jinai nemato to, jinai nemato to pasislėpusių tarp tų kitų vyrų. Kokia intriga, nes tik tai nesakyk, kaip atrodo, tik pasakyk, gražus ar ne? Man tai gražus, tik tais tiek, kad, žinai, aš pasakysiu Dovilė, tik tais, kol jinai bus susikoncentravusi į negatyvą, kad man kaip visada tol nepamatys to vyro. Ir aš žinau, ar ne, kad jinai nori užsirašyti tam seansui, tai kaip mes padirbėsim, paleisim tuos grėblius, nes tie grėbliai vyrai ypatingai ateina iš tėvo pusės. Tai
Tai vat, kai paleisim tą programą fiziniam lygmenyje, tada jinai galės pamatyti ir tą, kas už tų vyrų yra. Wow. Geras. Nesakysim, kaip atrodo, ne, nes... Nu, Labai gražu. Man gražus. Nu, Nu, skonių draugų nėra, ar ne, bet gražesnis už beždžionę. ne, ta prasme siela graži, taip? Galim taip. Taip. Gerai. Toliau. Kas čia dar pas mane yra parašyta, tuoj pažiūrėsiu. Jo, nu tai va, ir pergyvenimas yra, kad nepavyksta, ane, susikurti šeimos ir vis atsiranda vyrai, kurie mane tik naikina. Kadangi turiu keistą gyvą darinį ant veido, silpnus dantis, lenkančius plaukus, prastą atmintį, toks jausmas, kad prarandu savo gyvybinę energiją ir visa tai susijęs su galva. Nu, galva yra centras, pagrindinis centras jo, bet irgi galva yra mintis. Mintis irgi mūsų manifestacijos geras įrankis. Tai vad, kaip Linė sako, po išvalymo ir po atsikratimo programų fizinėme lygmenyje tas pasišalina. Nu, wow, čia labai daug pase yra dalykų, bet... Aš ją labai šiltus, man labai toksai fainas jausmas prie jo stovint irgi yra, ne? Mes net prieš seansą šnekėjom, kad toksai labai šiltas žmogus atrodantis, tokia miela. Labai. Jo, aš kai įsijungiau video, man dar sniegą parodė, tai, nu, ir tu matei tą patį video, tai super. Nu, kažkokia labai, vat, atrodo, kad... Nieko ypatingo, labai faina. Nu jo, toks žmogus, prie kurio gera būti, ne, va toks. Taip, gera žiūrėti. Nu, gerai. Ok, tai ką, einam dabar, žinai ką, pasižiūrėti galbūt iš kur jinai yra kilusi, net ne iš kur kilusi, bet kosminė stotelė kokia. Jeigu tave nuves į reinkarnaciją, aš irgi nieko prieš. Aš dabar turiu susikoncentruoti, nes aš pasirinkimo turiu labai daug. Tik tais tiek, kad aš noriu pažiūrėti, tas kačių išvaizda irgi nėra šiaip savo, nes jos atėjusios kaip katės su savo tikraisiais kūnais tuo metu, tai yra nebereikalingai. Katės buvo didesnės, ne? Negu dabar. Aha, katės buvo daug didesnės. Kaip lūšis mūsų. Taip. Ir spalva kita buvo, ir plaukų sudėtis buvo kita. Ir man ateina, kad mes esam kaip žmonės nupešytos vištos dėl to, kad pas mus irgi turėtų būti kailis. Vat, liko keli plaukai, ne, pas mus ant kūno. Realiai, jeigu tai pasižiūrėjus, pas mus labai mažai plaukų, bet mes turėtume būti plaukuoti. Realiai, padai ir delnai gal neplaukuoti, tik tais turėtų būti. Nu ir lūpos gal dar, tu prasme, bet lygiai dabar kaip šuniukai, katytės, jie visur turi tuos plaukus, išskyrus ant pagalvėlių, ar ne? Tai Lina, tu čia apibūdinai šimpanzę. Nes. Ar tu pritari dabar Darvino teorijai, kad mes atėjom iš beždžionės? Ne, mes netėjom iš beždžionės, mes yra sielų, kurios ir buvo beždžionės, tai aš negaliu pasakyti, kad mes visi. Bet šimpanzės ir beždžionės, jos irgi buvo atėjusios su savo tikraisiais tais kūnais, tai aš juose nematau nieko, jos kaip tik yra turinčios daug privalumų. Gali naudoti viską, ką žmogus naudoja, bet turi dar tokių dalykų, kur žmogus negali panaudoti. Va, pavyzdžiui, jinai gali padaryti viską, ką žmogus daro, bet žmogus negali padaryti visko, ką beždžionė gali. Žodžiu, bet aš noriu apie tas katytės matyti, kad jos yra atėjusi tuo savo kūnu, nes jos galės paimti patirtį tokią patį, kaip ir buvo manipuliuojama, kad ne, tu turi paimti kažkokią tai žmogaus kūną. Tai vat,
palauk, aš dabar kažkur tais keliauju. Palauk. Tai Dovilė buvo kažkada, aš nesupratau visgi. Dovilė buvo pati katė ar ne? Buvo katė, kai atėjo, bet paskui, kai antrą kartą ėjo, jau pasakė, kad turi būti kūnai, tai yra Taip. pasimti Tai kūnus. vienos pasirinko būti Taip. experience, ne šitą, o kitos Mhm. ėjo su savais. Supratau. Jo, nes žinojo, kad jos žinojo, kad nebūtinai man reimti kūno, kad aš galiu paimti patirtį. Aš patirtį galiu paimti ir su savo kūnu. Tai va tas buvo tas skirtumas, va čia prasidėjo ta tokia skirtybė, tas tikėjimas, kad aukščiau ir žemiau yra. Aš dabar esu toje planetoje, kur yra tos katės, jos neatrodo taip, kaip tu sakai, jos kaip lūšys galbūt, bet jos tokio ilgesnio kailio yra ir skirtingų spalvų ir raštai yra ant kūno. Va, kodėl jinai mane čia nuvedė. Nu. Tas margumas ant kailio, tai nėra šiaip savo, kad kažkokia tai, belia kaip, tai yra irgi kaip žemėlapiai, kaip mes turim apgamos ir pigmentinės kažkokias dėmes, paslėpti informaciją, taip ir tų kačių raštuose būdavo įdėta informacija, kad jos kartu keliautų kaip bagažą savo nešasi, tai yra informacinį lauką, savo informacinį lauką. Dėl to dabar irgi tie veislės pradeda išnaikinti, makaluoti tarpusavį, keisti tuos raštus ar ne, spalvas, modifikuoja. Nes iš tikrųjų tuose raštuose buvo įskaitoma informacija, kaip žvaigždžių informacija, ten žvaigždžių žemėlapį, dar kažkas. Tai kačių tuose kailiuose irgi buvo įdėta tai. Man taip ateina, kad tos katės buvo kaip išminties simbolis, nes tai buvo informacinis laukas, kaip Ką nori pasakyti, seniai. Biblioteka. Tai man ateina taip, kad tai nėra tai šiaip savo biblioteka kažkokia, o tai yra informacinis energetinės rutulys, kurioje yra renkama informacija kaip šaltinis. Pavyzdžiui, kaip mes turim elektros skydinės, iš skydinės, kur išeina dar laidai ar ne, bet tas skydinė yra kaip centras elektros surinktukas ir paskirstytuvas. Tai va šitą planetą aš ir matau, kad tai atsakingos yra katės, kurios tą informaciją suskirsto, kurią jos išnešioja, surinkinėja, bibliotininkės grinai pareigos. Ir aš matau, kad jos tiesiog nešia į žemę tokį kaip ir pavyzdžiui, gauni informaciją ar ne, ir tu turi ją, tarkim, patikrinti kažkur, teisinga, net filtruoti informaciją. Tai aš matau, kad kol dar buvo ta žemė be sienų, jos ėjo tiesiog patikrinti tą informaciją, ją sureguliuoti, kažkaip tais, sureguliuoti dažnius, nes jau ne visi buvo paklaidas, kažkaip man ateina, kad tai yra ne tik tas informacija, bet labai intelektualus darbas ir kadangi pas jų buvo sueinanti informacija, kaip tas informacinis medis, tas ar ne, kur suneša tą visą, tai yra maždaug panašus principas, kurioje irgi buvo atfiltruojama informacija, kuri yra nereikalinga, kad neužteršti to lauko ir kur yra reikalinga patikrinti ją, tiesiog toksai kaip skirstykla. Tai jos atėjo su originale šitą, tai matai, aš už tai ir klausiu, ar iš tos pačios planetos, bet sakai, ne iš tos pačios, ne? Tai yra daug, ne? Tai pavyzdžiui, gerai, kurioje Dovilė pati buvo kaip katė ar panašiai kažką į šitą vibraciją, ne? Tai kurioje buvo dimensijoje? Man irgi ateina, kad 5 tokia buvo lygiai greti žemė. Tiesiog reikėjo šalia kaip kaimyninės toksai, kad kur kaip filialas tos informacijos, filialas ir mes einam patikrinti informaciją, kaip auditą padaryti. Tai kažkas panašaus. Tai tų kačių planetų buvo tokių skirtingų, nes gaudavo skirtingą informaciją, nes tai yra taip, kad, kaip mes matome, sielos keliauja ping-pongais ir jos nešioja informaciją ping-pongais. Tai tų kačių panašus principas ir buvo atfiltruoti informaciją, kuri yra nereikalinga, jinai tiesiog bereikšmė. Gerai. Tai, alio? Aš Elė klausau.
Ai, girdi. Klausyk, tai realiai šitos katės, jos dabartyje, kaip jos veikia 3D, palyginus su dabar, ką tu matai? Klausimą nelabai supratau. Šitos katės, kurios yra 5 dimensijoje su šitom katėm, kur yra 3D? Palyginti. Palyginti Ne, tai yra tai taip, kad 3D palygink su tom 5D. tai lygiai tą patį pasakiau, tik tai sakiau iš 5D su 3D. Gerai, viskas sakyk. Ar 3D su 5D, ar 5D Ne, su 3D? tu negali 5D žiūrėti su 3D, nes anos yra jau taip jau kaip ir kietos. Žiūrėk, kas tom vargšytėm 3D liko, ta prasme, iš to 5D. Ta turiu omeny. Aha. Jam liko matymą. Ne, jeigu tai pasakyti 100% nieko nebeliko, liko tik tais dalis to, tai yra matymas, tai yra jautimas, tai yra skirstimas irgi, netgi jeigu katė galėtų paskirstyti, kur tau miegoti, kur nemiegoti, jinai pasakytų, ar ne, išskirstytų informaciją, netgi ir va, tas gulėjimas ant kažkokios tai organų vietos, tai yra, kad jinai išskirsto tai, kas yra nereikalinga, tai yra, jinai susiranda organą, ir kadangi organe yra kažkoks įmestas negatyvas, pavyzdžiui, kaip sutrikdyta vibracinė eilė to organų kaip sveiko, ir reiškia įmestas yra neteisingas dažnis, tai tą dažnį išskirsto taip, kaip išfiltruoja informaciją ir palieka tą sveiką dažnį. Bet va tas yra, kad vargšytis, ko jos nebegali padaryti, tai jos išskirstydamos pasiema savo. Tai yra tai, kad nebegali jos išskirstyti ir atmesti, o tai, ką tu tą visą primestą negatyvą, tą vibracinę eilę, jos paima į save, tai yra kaip kaupykla, kurioje paskui jos kaupia ir išeina, prisirinkusios per daug, pavyzdžiui. Netlaiko pačios. Klausyk, o ar čia yra posakis tas, kad jos ten turi, kiek ten tų gyvenimų, jie sako, turi? 9. Čia yra iš kažkur tai... Ne iš pirštų laužta. Ne, o ką reiškia? 9 gyvenimus tai yra, kad jos antiek atlaiko, kiek žmogus galbūt galėtų atlaikyti 9 gyvenimus, tai yra pergyventi žmogų, bet kadangi jos surinkinėja, išfiltruoja informaciją, pasiūlyko tik tai 1 gyvenimas ir jų gyvenimo amžius yra sutrumpėjęs, bet jeigu krenta jos iš aukštai, jos iš karto nukrenta ant žemės, ar ne, kojom. Uodega yra jų tas kaip valdymo centras, ta prasme balansas. Jos tikrai labai daug turi, tik tai tiek, kad jau jom iš jų labai daug atimta, bet irgi panaudota prieš jas. Tai yra kaip ir žmogus, jeigu jisai gydo kitus, bet jisai nemoka išleisti, perleisti tiesiog per save, perfiltruoti, jisai kaupia savyje. Taip ir katės jos turėtų, jos tada mokėdavo tiesiog atfiltruoti informaciją, dabar jos atfiltravusios jos susirenka savyje. Ir va tas, kaip jos neša, pavyzdžiui, peles prie durų padeda, ar ne, ta prasme, jos kaip padėką atsidėkojimą daro, jos kaip, jos žiauriai intelektualūs gyvūnai, jų net negali sakyti gyvūnai, nes jos yra labai aukšto intelektų šiaip. Ne visos, va, kaip ir tu pasakoji, kad yra labai daug sumaišytų, yra daug sintetinių dirbtinų, kitos net pelės nepagaus, nes joms sakys, fui. Žinai, čia ne man geriau kokį nors sintetinį maistą, bet yra va tų kaimiškų kačių, kurios yra ta prigimtinė, kurios yra dėkingos, yra mylinčios, yra išdidžios, yra jau visa labai aukšta. Jaučia įsipirti katę po šitų seansų. Arba ieškosiu katės. Matai, o tai va pas mane čia pilna aplinkui. Aš vieną kartą kambarį būnu ir žiūriu, niekada gyvenime taip nebuvo, žiūriu, tupi ant palangės iš lauko pusės ir žiūri į mane, ką aš darau. Kaimynų katė tokia. Aš nesupratau ir buvo pas mus ir man pelė po langais prie durų atnešė, kur aš nepričiam.
Nu, tai meilinasi kaiminkai. Bet neprisimėlins, nes man į gėlės jos krūvelės daro, tai aš labai pykstu dėl šitų dalykų. Nu jo, šiaip taip man irgi smirdi mano visas gardinas jo nuo jų. Na va. Žiūrėk, o tai jos realiai mato, ne, iš tikrųjų mato. Labai mato, tikrai mato. Ir jos iš kitos pusės kaip ir apsaugo šiek tiek, ne, žmonės nuo parazitų. Čia yra irgi tiesa. Gerai. Taip. Nu, mes jau ir prieš tai matėm tą variantą. Gerai. Tai, o tos sintetinės, tos hibridinės katės, kurios yra kaip tik informacijos išnešėjos, ne, kaip sutapo dabar informacija. Šnipai, va, jos tiesiog surenka, jie tokie kaip vaikštantis dronai, viską seka, mato ir išneša. Ir jos net nesilgia kaip katės, jos tokios išpimpėjusios yra. Teisingai, noriu paklausti, kaip skiriasi katės, kaip tu matai, jeigu pavyzdį pasakysi? Net energetiškai labai jaučiasi, ta prasme, net... Gerai, kas nežino, kaip energetiškai patikrinti, kaip skiriasi iš vizualiai katės, ar gali pasakyti, ar tau matosi kokia informacija? Nu, aš pabandysiu paaiškinti dabar. Tos katės, kurios yra hibridinės, jos yra išlepintos? Išlepintos, jos tave ten, jos prie tavęs neis, jos bus arogantiškos, jos bus išdidžios ir apie pelę, kad pagautų pelę, tai iš visų tik pagalvok ten kokią nors... Ta prasme, kad apie... tikra turi būti draugiška, turi būti tau ateiti, pasidėti ant organų, ne, ten tau turi pamurkti, ne, ta tu priemenį, draugė tipo, ne, turi būti. Taip, bet ne visada prilipus, jinai turi savo tą, bet tu net matai, va, kur katė eina tokia, ne ta, va, pavyzdžiui, žiūrėk, kaip atskirti tikrą moterį nuo fifos. Taip, jis vis tiek moteris. Ne, bet, nu, tai čia irgi dvi katės, bet kur yra moteris, kur tu matai, nu, jinai moteris, nei tokia, nu, tokia prisirpusi gėlė, o kita... Barbė plastikinė. Va, tu net matai ir tokia tuštuma. Net yra lietuviška kalbininkai lietuvių padarė tuštutė. Ne, tuštutė yra. Yra toksai? Taip, dabar padarė iš tų fifų lietuvišką žodį tuštutė. Gerai. Nu, ten sielos sudėtis turbūt 1% pasies. Nieko tokio. Tai va, tai man eina pasakyti, kaip atskirti katę nuo fifos katės, taip kaip tiesiog matai ir viskas. Supratau. Gerai. Nebesivelkim šitas į... Ačiū tau, nes aš jau prakaituot pradedu. Kaip paaiškinti, nežinau. Lauksim Linos katės fotografijos. Žiūrėk, aš dabar, pajuokausiu, kai tu sakai, prieš šventinį yra tokia nuotaika, tai jeigu katė šikai gėlės, reiškia normali, bet jeigu jai būtinai reikia kraiko, tada jau šitą negerai kažkas. O tai jeigu namie turi? Tai tada, tada nepatikrinsi leisti lauk ir žiūrėti, ar jai patinka žemė ar ne. Eik tu, Lina. Nu, čia neteisybė, čia yra. Čia yra Linas sukurtas eksprompt anekdotas. Gerai. Nu ką, Lina, dabar aš norėčiau kokią reinkarnaciją pažiūrėti. Norėčiau pasižiūrėti tada, kaip jinai naudoja savo šitas katiškas galias. Tai tu sakai, tau labai informacija eina, tai tikrai labai norės Dovilė. Jau užsidarė. Jau užsidarė, tai gerai tada. 1, 2. Aš labai atsiprašau Dovilės, bet pas ją vibracija tokia yra kažkaip įdomi. Pasijuokė vieną savo. Gerai. Ok. Viskas susikopiai? Taip. 1, 2, 3. Aš matau, kaip pas ją akys yra, jinai yra moteris. Ir kaip aš sakau, jinai matydavo tos interferentus ir su jais kovodavo. Ir aš matau, kad jinai fiziniam lygmenį jos matydavo, jos akys yra labai keistos formos ir keistos spalvos,
netgi sakyčiau, kad ne žemiškos. Aš matau, kad ir dabar yra žmonių 3D turinčių tokias akis, į jos tiesiog tokios užbūrančios ir tokios skrodžiančios. Tai nėra interferentų akis, o tiesiog juose jaučiasi, kad mato erdvė, erdvę mato, ar ne? Esi mačius tokių akių? Kokia spalva? Jos ir yra tokios rainos, netgi sakyčiau, tokios į žalumą einančios. Bet sumaišytos tokios su ryškios, hake. ne? Jo, tokios įspūdingos akis, sodrios labai, aha. Ir tokia jinai dabar į mane žiūri ir aš tose akise matau tokį skanavimą. Toks eina įsistebėlėjęs žvilgsnis, sukoncentruotas ir skanuoja erdvę. Ir pavyzdžiui, aš matau, kad jinai tuos interferentus matanti, bet aišku, tie interferentai yra fiziniam lygmenyje. Ir mes esame matę, kad jau yra reptilijų, kurios yra paėmusios žmogaus kūną. Ten jau gal sielos, ten kosminės dalies gal 1%, bet jos, kur yra žudikės, manijakės, vaikų prievartautojai, ten, ta prasme, labai sugriuvę žmonės, ta prasme, jau jie žmonių vardu nelabai verti, bet jie turintys žmogaus kūną tiesiog, kur naudoja kaip mašiną, naudoja reptilijos, interferentai, demonus matau. Šiaip demonų daugiau negu pačių reptilijų esančiuose žmonėse, tai yra tokios apsėsti žmonės, kurie būna blekautuose nuolatos, net jų tų pačių sielų į paviršių net neišleidžia, o jau jie kaip mašina. Tose rūsiuose ir miega. Va. Demonai ten dalyvauja visada. Demonai, tai tie satanistai, ne, tai tenais nėra žmonės, jie tai turintys žmonių kūnus, demonai. Tai jinai matydavo, nes skenuodant tokia būdavo, jeigu galima pasakyti, tokia gaudytoja, kuri ieškodavo, aš matau, jinai sėdi prie, net tokia, aš pasijutau tokia Lara Croft, bet ne per kapus einantį, o per interneto puslapius. Ieško, integruojasi į tas uždaras grupės, ieškančius kur iškrypėliai šitie visi žaidėjai ten būna, kurie dalinasi savo patirtimi, kaip pakreipė, dalinasi savo patirtimi irgi, kur jinai būdavo moterų rate dalinasi patirtimi. Palauk, stop. Kaip tu sakai, jinai ieško internete? Internetasgi nesenas yra. Kaip tu čia matai? Čia ateitis ar tas pats gyvenimas? Tai reiškia ateitis tada. Nes aš matau internete, aš matau, kaip žmonės juodai apsirengia, tokie būna kaklai, tokia kaip būna apsiaustai ir stovintys kaklai tokie, žinai. Palauk. Ar buvo anksčiau internetas? Aš nežinau, kada tas anksčiau. Aš nežinau, kada tas anksčiau. Jeigu skaičiuojant Žemės metais, ne? Ta prasme, buvo anksčiau internetas? Aš matau, kad internetas visada buvo. Ir man taip atrodo. Tik tai jisai būna uždarytas. Taip, paslėpiamas, atidaromas, nes viskas kartojasi, tie išradimai visi kartojasi, netgi jau čia jau ir ezoterikos nereikia, kai yra tie visi tų senoviniai tie išraižai, tie paminklai ir nepaminklai. Teisingai, su laptopais, su telefonais. Su laptopais. Būtent. Teisingai. Tai, okei, aš gau, kad čia jau ką nors pagavom, kokie liupai. Aš nežinau, bet gal ir aš ateities, aš negaliu pasakyti dabar, kur iš pusės. Sorry, pertraukiu. Jinai internete ieško šitų grupių, kurių dalinasi šitais visais tais patirtimi, kaip vienam buvo, kaip kitam, bet čia yra viskas juoda, tokia gotika, tokia juodas visiškai pasaulis, o taip. Tai jinai ieško, jinai susitinka, pavyzdžiui, parašo susitikimui, kaip tie pasimatymai, kažkokie pasidalinimai, tokie grupiniai susitikimai, kad turintys kaip ritualinė tokia, susitarė, kaip ne pasimatymai, o susitarė kokiam nors ritualai, ar ne? Tai jinai išsirenka tuos išrinktuosius jau kabučių sistemoje, jinai susitinka su jais ir kaip aš sakau, jinai šitiems žmonėm, jinai čia yra, jeigu pažiūrėjus, čia po kaklu,
yra tokia minkšta vieta. Pačiupinėk. Nu gerai, žinau, kur yra. No. Aš pati savo čiupinėju, nes aš matau, kad aš niekada nebuvau galvojus ir iš karto va 2 pirštai tarp liežuvio iš apačios einantis, bet čia ne į burną, o po kaklu. Ir jinai va per šičia juos kaip pasakyti, išima, nežinau kaip, sunaikina, nunulina per šitą vietą. Nežinau, čia yra kaip mūsų silpnoji vieta yra achilo kulnas, čia yra jų silpnoji vieta šitų demoniškų nesielų, demonų. Apsėstųjų šitų visų. Apsėstųjų. Ir aš matau, kad jinai labai daug yra išnaikinusi jų šitų padarų. Ir ją gaudo. Jinai yra labai dažnai ant to spoto, ant to, kaip lietuviškai. Po padidinamojo stiklu, bet ją dėl to, kad jinai nuo pat pradžių, kaip sakau, ją perlaužytis maždaug prieš 1700, maždaug ją per pusę, sakau, kaip šakelę tokia paėmė, perlaužė, 2 dalis padalino. Šitas vyras, apie kurį šnekėjau, atrodo, kad yra kaip jos antra ta dalis, kurią buvo padalinusi, kuri visą laiką tokia kaip ir ta pasaka apie dvi sielas, ar ne, ieškančios viena kitos. Tai nėra taip, kad jie visi jas turi, ta prasme, kurie iš tikrųjų yra kaip į 2 dalis paskirstyta, bet tai yra kaip dalis jos. Aha, ir jinai, supratau. Gerai, Lina, einam tada įsivalyti. Ar tu dar kažką norėjai priduoti? Aš čia labai daug, aš čia atsivertus kaip tokį langelių, tai aš bet kur galiu eiti. Taip, aš suprantu, bet mums reikia įsivalyti jau. Paskui pavargsi, nebeįsivalysim. Ok, perduok informacijos burbuliukas su antivirusinim. Jinai turi irgi labai daug informacijos, bet sakau, toj knygoj paslėpta. Gerai, aš ją suformuoju, paduodu, jinai susiformuoja pagal save. Kaip įdomu, jinai man, žinai, kaip katė su siūlų kamuoliai žaidžia. Tai nėra siūlų kamuoliai, jos daro informacinius burbuliukus. Tai yra jų informacinis laukas likęs. Geras. Ok. Ir integruojasi. Aha, matau tie. O, iš karto per balsą kerta, kai pradedam valyti. Tie vorai pradeda trūkinėti, lūžinėti programos. Aštuonkojo tos šlankos atkimba, bet jisai yra vis tiek už jos nugaros. Galvoje trūksta kažkokia, tai kaip laidai trūkinėja, dega. Legų. Ir man galva vėl skauda. Aha, taip. Gerai lūžinėja programos. Labai gerai. Nu ką, tada šitą aštuonkojį reikia atsikratyti juo. Paimk kontraktus, leidimus, ką jis te turi su ją. Turi su ją. Kažko manęs neklauso liežuvis šiandien. Nagi, ką ten te turite? Gerai, jinai paima. Pasistato į priekį. Knyga tokia irgi yra tokia plona knyga. Jisai čia rodo į tą kontraktą, jisai surinkinėja irgi informaciją, nes aš matau, kad yra jos archyvų informacija. Jinai sunaikina, jie jos negavo, išmeta į portalą ir šitą aštuonko irgi atjungus įmeta. Gerai. Super. Dabar šiaip norėčiau pasižiūrėti karminius tuos žmonės, sielos, kiek jų ten yra? Daug jų yra. Visus susikviečia, nusitraukia energetinius ryšius, atsiema visus, sunaikina kontraktus tarpusavio.
Išmeta. Atsijungia nuo klasterio, perduoda informacinius burbuliukus jiems. Išsiėmus save iš klasterio. Gerai. Persikošiam kraują. Skysčius, kraujas. Žinok, nepasakiau, bet aš matau, kaip iš burnos išlenda rūpužė. Rūpužė labai šlykšti. Aha. Dabar, kai jinai košia kraują ir jinai tokia vat išlinda. Ta rūpužė kontraktą. Leidimas. Leidimas. Sunaikink. Tai ta rūpužė burnoje ką ten veikia? Užkratas kažkoks eina. Jinai ir aktyvuoja va tas problemas, va, nes vis tiek jinai kaip implantas yra tokia, va, kuri turi paradontozę aktyvuoti arba ten, va, tą vietą veidę, tą pulsuojančią. Tai va, man jinai ir atrodo, kad ta rūpužė buvo tokia kaip pulsuojanti. Va. Kaip sakau, kaip programa, kaip tokia kaip užkratas. Taip, gerai. Išmetam. Super. Žiūrėk dabar, Lina, prie to pačio, tada pažiūrėk, ar yra kažkokių kitų implantų, kurie yra neprograminiai. Kur yra? Tai yra gerklėje tas pulsuojantis. Sakyk ir išmesk, ne? Taip. Galvoje išmetam. Nuo gimdos atplėšia tą šlangą. Čia globalinis, bet jinai ištraukia jį, atsijungia, atrodo. Ir iš tenais išima, kaip šlanga yra, ir iš tenais įima kaip konvertorius, koks jį nors, kaip sintetinimo konvertorius, kad iš gimdos išeitų tą jau gerą jam energiją. Tai va šitą konvertorių išmeta. Aha, viskas. Kiti programiniai. Gerai. Toliau, labirintas sunaikina ir pasistato karinius šitos maldininkus į priekį, susiranda pagrindinę atsakingą už jos šitą visą projektą, sunaikina programas. Programą, sakau, kontraktus. Ta elektrinė tvora dingo, ne? Taip, bet yra, matau, kontraktai ne tik tais su kariniais, bet, sakau, ten visa grupė komanda dirba. Tai vat, jinai išsitraukia ir iš biorobotų, ir iš maldininkų, nes jie tokie kaip atskiram atšakom dirbantys irgi. Tai vat, jinai visus tos kontraktus susirinkus išmeta ir tą visą, su visi laboratorijas, su tais visais gražuoliais irgi į portalą. Labirintą išmetam, taip. Ok. Viską išmeta. Tada einam prie pagrindinio. Oi, nepatenkintas, nes neačinkit tą šlangą. Niekam neįdomu. O kam dabar lengva? Mum irgi nelengva. Pragarė sėdėti. Ypač koronos. Pasiema, tą sakau, kaip įdomiai jisai rodo, tipo, matai, pasirašai. Tas, kur sakau, tie variantai A, B, C, D, jinai sunaikina. Išmeta kartu su šituo demonu. Išmetė jau viskas? Taip. Išsišlavė. Ok. Dabar atsijungiam nuo šito vadinamo agregoro, tas pragaro vartai. Ne, pragaro vartai yra
yra ten, kur jinai stovėto eilėje, o agregoras tai yra tikėjimo agregoras, kur Ai, buvo teisingai, paimtas. teisingai, susimaišiau. Aha. Mhm. Užsirašiau vieną vietą, čia susiplakė man. Aha. Mhm. Gerai, atsijungia nuo šito agregoro. Mhm. Permeti burbuliukus, Mhm. atsijungia. Mhm. Padarėm. Gerai. Dabar atsijungiam nuo matricos. Pažiūrėk, kur jungtis buvo. Galvoje. Mhm. Labai stipriai įsiurbus iš langą. Nu, plius pasiaštum kojas buvo, nenorėk. Mhm. Aha, jinai nutraukė. Mhm. Ok. Mhm. Išsiregistruojam iš registrų centro. Kaip įdomi, nes jos registro centre yra irgi kita erdvė, toksai kaip atšaka, kur jau jinai registruota į tuos, kurie stovi eilėje, jinai patalpinta, nu jau persikėlė registrai. Tai jinai čia susiranda, išsiema, ištrina. Gerai. Super. Dabar taip, einam prie archyvų, pasižiūrim, kad ten nieko nebūtų, įsitikinam, kad ten nieko tikrai nėra. Nieko nėra. Aš matau, kaip jinai prieina, prideda, ten yra tokia, įsivaizduoti, kad archyvai yra, tai ne tai, kad kambarys, o tai yra kaip energetinis rutulys. Ir jinai pridėjusi prie to rutulio ranką, jisai kaip atsirakina, toksai kaip, kaip kiaušinį, kaip viščiukas išsirita, ar ne, irgi traška ir toksai kaip atsidaro ta erdvė. Ir kaip įdomiai, ir tame energetinėme rutulyje matau aš šviečiantį čia tą knygą, kur kaip auksas, kas sakau, kaip upė tekantis auksas toje viršelyje. Ir jinai tą knygą pasėmusi, taip varto per puslapius, taip labai grakščiai, taip švelniai, ir jinai rodo, kad su kiekvienu perverstu tuo puslapiu jinai tokia kaip įsideda tą informaciją, tokia čiun. Aišku, jinai turi tą informaciją, dabar jinai eterinėme lauke įsideda į pasąmonę, bet kad pasąmonė, iš pasąmonės pereitų į protą, į sąmonę, turi atsirakinti informaciją. Informacija atsirakina per triggerį, tai yra per rezonavimą. Kai mes išgirstam informaciją ir mums rezonuoja, mes atrakiname dalį savo archyvų. Tai nėra taip, kad mes archyvus, siela nueina prisimti archyvus ir viskas jau, ir jinai atsikelia ir jis protinga. Tai kito žodžio aš neradau, bet tai turi ateiti palaipsniui. Taip, būtent. Tai jinai pasiima tą knygą, jinai varto, bet jinai uždaro vėl į tą, padeda atgal, toksai kaip įsivaizduoti stovas, ant kurio stovi ta prašmatni knyga. Ir kai padeda atgal, tas burbulas vėl užsidaro iš abiejų pusių, susijungia tos atšakos ir vėl užsirakina. Prasme, kad į jį niekas neįeina. Supratau. Ar mums duos kokią informaciją? Taip, jinai suformuoja burbuliukus, užrakina ir išmėtų skirtingais burbuliukais. Aš matau, kaip jinai pagal vibraciją įdeda į šitos burbuliukus. Tas užraktas nėra, kad tai raktas kažkoksai. Bet tas užraktas yra toksai, kad kai žmogus pasiekia tą vibracinę aukštumą pagal emocinę, tokią pagal emocinę ir sąmoningumo tą lygmenį, tada ta informacija atsirakina. Čia yra labai subtiliai padarytas ir labai protingas dalykas, nes žmogus gali būti sąmoningas, bet jisai visiškai gali nevaldyti emocijų, arba atvirkščiai gali būti labai labai mokantis susitvarkyti su savo emocijom, bet jisai nesąmoningas. Bukas. Bukas. Ta prasme, tai jinai yra uždariusi ir yra skirtinguose sluoksniuose. Visi gaus burbuliukus, bet jie gauna tam tikrais lygiais, kaip pirmokas gauna pirmos klasės kursą tam, kad jisai galėtų kilti į antrą klasę. O antrokas gauna antros klasės kursą, kad galėtų kilti į trečią. Ir aš matau, kaip išskirsto pagal tos dažnius, vibracijų aukštumą ir sąmoningumo rodiklius,
tai yra pagal formuluotę kažkokią jinai čia įdėjus, aš nežinau, nesuprantu tokio dalyko, bet vat jinai visas eteris kaip linijom viena ant kitos, kaip juostom yra išmargintas tais burbuliukais ir mes juos visus galim pasimti, kai esame tame lygyje kylant į viršų. Gerai, labai gerai. Ok, tai viskas, archyvai susitvarkėm, klasterio nebėra, kraujas perkoštas, pinigų matrica. Išmet apie šitą iliuzinę manipulacinę. Palauk, aš biškiai užsimutinsiu, gerai? Aha. Prie to pačio ir įdėsi į skaitmeninę, ne į skaitmeninę, o skaitmeninę. Aktyvuosi skaitmeninę. Aha, čia dar įdomesnis tokie variantai, pas ją dar daugiau informacijos yra negu pas mus, nes eina visokie apsaugos kodai. Matau, kad tai, kad matrica visą laiką turi būti matrica apsaugota. Tai va, jinai įdeda dar ir kažkokią programą tam apsaugojimui. Apsauga irgi labai tokia subtili. Jeigu tu nesusąmoningas, tu negausi gausos tokios, kad tu galėtum dar labiau save į destrukciją nueiti. Tarkim, jeigu ten priklausomybė sergantis žmogus gaus pinigų matricą, tai, ta prasme, gaus daug pinigų, tai jisai gali dar labiau grimsti į priklausomybę ir atvirkščiai. Tai bet būna taip, kad yra taip iš tikrųjų. Yra. Tai va, tai jinai ir sakau, va, jinai uždeda tokią kaip ir apsaugą. Gerai. Apsaugą, kad taip. Aš įvardinu viską, nes aš sakau, aš noriu, nes jeigu aš nepasakysiu, kokia informacija man ateina, man gali sprogti smegenys. Gerai. Tai žodžiu, trumpai tariant, aktyvuojasi tokiu principu, kad kai būsi pasiruošęs, ne, tai gausa ateis pagal tavo sąmoningumo lygmenį, ne? Teisingai. Gerai. Nes gausa yra pavojinga, kai tu esi nesąmoningas. Supratau, nes vat, matosi, kas nesąmoningai valdo jau žemę, ne? Tie visi žmonės / nežmonės. Aha. Ok, tai pinigų matrica susikūrė, susidėjo viską, mums šitą burbuliuką irgi, čia ant galo. Jinai žinok, įdėjo viską šituose burbuliukus, aš tai sakau, ką naudoja dabar, bet visa ta informacija jau yra įdėta į tuos lygius. Gerai. Netgi pirmoko pasiėmus burbuliuką, tu gausos negausi trečioko, gausi gausą pirmoko, kol tu supratom. Taip, mokyte, mes jau supratom. Gerai, labirintai. Labirintas susistato, užsideda apsaugas, informacijos burbuliukus, antivirusinės, dronus pasikelia. Taip? Taip. Dabar šitą labirintą susibalansuoja su globaliniu labirintu. Aha, įstato kaip sinkronizacija. Taip įstato. Labai gerai. Ir matau, tas vyrukas irgi iššoko iš šono. Oi, man kaip įdomu, tai šakės. Man irgi labai įdomu. Gerai, mentalinės plokštelės dabar, visas lauk. Emocinis kūnas susitvarko. Informacinis laukas išsivalo. Aš tau čia taip greit susakau. Padarom. Taip? Taip padarėm. Super. Dabar ant kaklo skarelė užsiriša tokia, žinai, kaip būdavo tokios moteriškos, trumpos karytės tokios, kur tik tais tokie, kaip ką čia panašu, tokia, kaip ant kaklo tokia labai šilkinė skarelė ir tokia pumpiški, toksai kaip kaspinėlis trumpas. Tai va tokia užsideda ant kaklo. Toliau. Ką čia mes dar nepasižiūrėjom? Čakrų veikla? Čakros gražiai veikia, tai gimda atsigeneruoja, jinai stačiusi tą išsivalymo lempą.
įsistato bulgarišką rožę, pasileidžia dar daugiau programų, kas yra reikalinga asmeniškai jai, individualiai. Kūnas atsigeneruoja. Tik matau, kad jinai tą žmogišką dalį kažkaip neutralizuoja. Įmeta savo informacinį burbuliuką į žmogišką dalį ir aktyvuoja. Gerai. Viskas, ane? Tai Astralas. Aš lygiai taip pat norėjau sakyti, kad prie astralo pasideda programas, mijolytės sakinukus, apsaugas. Ir irgi programas kažkokias paleidžia. Jinai turi tokį, kaip man dabar pavadinti, pavyzdžiui, kaip interferentai į kraują mūsų paleidžia, tarkim, ten tokius irgi droniukus, ar ne, kaip tuos vorus, tai jinai moka irgi paleisti tokius, kaip irgi tokius juodus, kaip čia gali būti, kaip adatos galvutės tokie taškiukai, bet jie irgi iš savęs tokie kaip robotiniai yra tokie, aš nelabai suprantu, bet tenais irgi yra kaip informacinis, kaip informacija kažkokia tai einanti. Kaip pavyzdžiui, gerųjų probiotikai, tarkim, ar ne, gerosios bakterijos, tai irgi kažkas tokio panašaus, kurie sugaudo šituos blogiečius, tuos neutralizuoja tuos vorus programinius su savo antiparazitinė. Žiūrėk, net jos katės, jos gali išsigydyti savo žaizdas, ar ne, jos laižo. Nu, tai šunis irgi, bet jo. Nu jo, bet vat, iš jos, vat, pavyzdžiui, kur eina, ar ne, toksai vat, antiparazitinė. Taip, gerai. Tai viskas, ane, iš tos pusės. Šitais labai noriu irgi dar duoti jai burbuliuką tą, kur tu čia atradai tą. Jinai išsipjauna save iš erdvės, palieka čia hologramų, daug, pamatau, kaip tokie veidrodiniai atspindžiai, ir save nusineša, pasikeldama aukštas vibracijas, nusineša į kišenę erdvėje ir pasikavoja, regeneruojasi. Gerai, ir paskutinis, ką nori perduoti? Kokią informaciją nori perduoti? Atkreipti, jeigu ir patinka katės, tai ir susinchronizuoti su katės charakteristika. Tai yra negyventi žmogaus charakteristika, o elgtis kaip katė. Vaikštau ten, kur noriu, ateinu kada noriu, aš čia karalienė, aš einu uodegą iškėlusi aukštai ir, ta prasme, jei tokios savybės padėtų atsidaryti informaciją, ir eiti prieki per duris. Šiaip tai čia visiems reikėtų būti tokiam, turėti tokių charakterių savybių. Taip. Eiti tvorom. Lina visai pavarai. Aš baigiamusis žodis, tai aš atsiprašau šiandieninį tokį gal kvailą juoką, nes, nežinau, kas man darosi tokia vibracija. Labai Dovilės vibracija kažkokia irgi juokinga. Ne tik, kad juokinga, bet tokia pakilinė. Katiška. Gerai. Nu ką, viskas. Einam lauk, kol niekas akmenim neužmėtė. Ir sėkmės tavo filiai. Iki.